What is up, YouTube? Tai ką, sveiki atvykę į 9 epizodą. Malonus sveikintis man su jumis dar kartelį ir žiūrėkit, kur mes atkeliavom. 9 epizodas jau ir beveik 200 subscriberių, 200 legendų, kas yra labai faina, bent jau šiuo metu, kol filmuoju. Tai manau, iki kol paleisiu šitą video, tai jau bus ir gal 200 netyčia. Sukapsės, tai jo, visai džiugu, tikrai nemažai progreso padaryta per tokį ganėtinai trumpą laiką, kas yra žiauriai faina. Ir jo, kuo toliau, tuo labiau mėgaujuosi šitą YouTube kelionę, tai manau, bent jau artimiausiu metu tai tikrai tęsiu šitą veiklą, nes tiesiog gaunu tikrai daug gerų emocijų ir be tų emocijų gaunu ir tikrai labai to tokio gražaus ir nuoširdaus palaikymo, kas yra žiauriai faina. Ir per 2 paskutinius epizodus, sakyčiau, visai užsikūpė nemažai klausimų. Ir jo, tai šitą epizodą ir pradėsiu nuo klausimų ir atsakymų. Tai pirmą klausimą uždavė Fasad 1136. Kokie tikslai būtų artėjančiam čempionatui? Kiek tenka girdėti, 83 kategorijoje bus rimtesnė konkurencija nei praeitą kartą. Su tikslai šiaip iš tikrųjų geras klausimas, nes praeitose tiksliau varžybose, kada turėjom taurę, spalio mėnesį, jeigu neklystu, tai buvau įsikėlęs labai didžiulius tikslus ir manau, kad tie tikslai ir didžiuliai lūkesčiai mane paprasčiausiai per daug truputį sudegino ir rezume gavosi toks visiškai atvirkštinis variantas, ko norėjau. Tai dabar kaip tik sakyčiau, aš po tų varžybų visiškai pakeičiau mindsetą, pakeičiau savo approachą į pačias treniruotės ir aplamai gal į tą tokį kaip tikslų nusistatymą, tai tikslas yra tik vienas, kad pagerinti savo geriausią varžybose surinktą sumą ir viskas. Didesnių kažkokių tikslų neturiu ir tiesiog įveikti save, kadangi tai nėra, žinai, kažkoks kontaktinis sportas, kur aš stovėsiu akis prieš akį su kitu žmogumi ir tiesiog turėčiau nukirti žodžiu nuo vaizdo. Tai ne, šito dalyko čia nėra. Mes išeinam, kovojam labiau su savo emocijom, su savo mintim ir su tuo svoriu, kuris mus slegia, kurį bandom pakelti tuo metu. Tai žodžiu, tokių didesnių tikslų nėra ir, nežinau, pagrindinis tikslas būtų, sakau, pagerinti savo geriausią buvusią sumą ir tiesiog puikiai praleist laiką ir viskas. Tai jo, ačiū tau už klausimą ir ačiū tau vėl už nuolatinius komentarus ir nuolatinį palaikymą, kas yra tikrai labai faina sulaukti. Jo, tai sekantį klausimą uždavė LJN3209. Tai jis klausė, pabradės žvalgų vadai pasako apie tave, kuriame būryje tarnavai? Fainas klausimas iš tikrųjų ir kas iš tikrųjų labai yra smagu, kad vadai prisimena, bet aišku, čia tik dar daug to laiko labai ir nepraėjo virš metų, tai jeigu taip trumpai, tai tarnavau 2 būry, 3 skyrius. Čia labai neįsiplėsti iš šitų klausimų. Jo, toliau. Tai klausė Matas Kačiniauskas 6106. Bomba. Klausimas būtų apie dipus su svoriu. Kokia nuomonė kaip apie pratimą ir ar esi daręs? Jei daręs, tai su kiek kg? Jo, tai kaip pratimas tai yra tikrai superinis, norint pramušti, pavyzdžiui, spaudimo pačią jėgą. Esu daręs, jo, ir ne kartą, ir daręs, aš jį darau eilę metų nuo senai, gal dabar šiuo metu kiek rečiau, pavyzdžiui, šiuo metiniuose blokuose, tai nėra čia, manau, net ką ir slėpti, aš jo nedarau tiesiog, nes turėjau tokią kaip ir alkūnėje esantį skausmą, žodžiu, tokį kaip ir lėtinį uždegimą. Tai truputį nuėmėm tiesiog tą pratimą, kad negaučiau to krūvio, nes čia, esminiai skausmai, su kuriais susiduria strikovininkai dažniausiai, tai yra kelienių, pavyzdžiui, klubų skausmai, alkūnių skausmai. Tai šiaip visų aš tų skausmų išvengiu, kas man iš tikrųjų labai yra faina, palyginus susižvelgiant į tai, kaip aš treniruojuosi. Kad manęs neskauda, aš nejaučiu skausmų, bet su alkūnėm tai jo, alkūnių skausmų pajaučiu, ypač atliekant rankos tiesimus kažkokius pačiutus judesius, kas labiau susijęs su tricepso jėga, tai sujaučiu aš tuos skausmus. Tai jo, tai šiuo metu aš tų dipsų nedarau, bet tikrai dipsai yra labai geras pratimas ir
ir manau tikrai prisidėtų prie jūsų spaudimo paprasčiausiai gainsų naujų kažkokių. Tai su kiek KG esu daręs, dabar gerai pamenu, tai mano toks kaip ir geriausias buvo, aš sveriu 82 kg 950 gramų, aš taip labai tiksliai iki 100, ne? Ir padariau su 80 kg 7 pakartojimus, kas yra visai neprastai, bet treneris nedavė nieko mažiau nei 7 pakartojimai, tai iki 100 taip ir nedavau, bet manau 100 porai, gal net 3 pakartojimam būčiau tikrai padaręs. Tai bet čia kol kas ateityje, gal kažkada vėl darysiu dipsus, čia jau nežinau, kaip sensėjus sugalvos, tai taip ir bus, bet šiuo metu mums jų nereikia. Ir turim labai puikų rezultatą ir be jų. Tai jo, ir dar kartu galiu ir prisipažinti, tvaro, nepyk, žodžiu, esu daręs, tiksliau overshootinau ir tai buvo klaida, bet nieko nesakiau treneriui, tai ir treneriui bus prisipažinimas kartu su šito video. Tai dar dariau su 90 kg ir padariau 4, nors turėjau irgi padaryti 7, tai neįvertinau savo jėgų, overshootinau, laimiai labai tas nepakenkė, bet daugiau tokiais dalykais nebeužsiemu ir nedarau. Stengiuosi eiti pagal planą, įvertinti savo jėgas duotai jėgai ir tiesiog stengtis orientuotis į kokybę treniruotės. Tai lėkim prie sekančių klausimų. Ja, patikrinau ar sufilmau, nes būna, yra tai buvę keletą kartų, kad šneku prieš kamerą, 5 minutės, kokia šneku, 6 minutės šneku ir tada pasižiūriu, kad baigėsi telefono atmintis paprasčiausiai. Come on, vėl trini, pradedi filmuoti, išsišneki, vėl žiūri, kad nepakanka atminties, ir tada vėl turi kartuoti tą procesą iš naujo, tai žodžiu. Tai dabar tik tai užsitikrinu, kad iš tikrųjų sufilmau, gerai, viskas, lėkiam toliau. Nes matau, kad visai išsiplečiu, šiandien iškalba visai neprasta, toks jaučiuosi labiau atsipalaidavęs prieš kamerą. Pagaliau 9 epizode prasimušu, gal jau ir čia po truputį, tai jo, lėkiam toliau. Sekantis klausimas vėl iš draugo Fasad 1136. Tai gerai trauka atrodė, iš greičio gal koks 280 maksas. Jei nesudegsi, galbūt ir LT rekordas įmanomas. To ir palinkėsiu. Tai ačiū už palinkėjimą. Dabar iš pirmo klausimo dalis, tai iš greičio gal koks 280 maksas. Šiuo metu aš savo maksimumo nežinau, treniruotės aš jų nedarau paprasčiausiai. Turiu tiksliau nustatytas ribas aiškias trenerio ir tiesiog siekiamės įgyvendinti. Tikslas yra pagrindinis, kad aš ir pasiekčiau tas ribas, pasiekčiau jas kuo kokybiškiau, kad neužeičiau už tų ribų. Ir tiesiog tai yra mano pagrindinis tikslas, tai šiuo metu maksas, tai kiek man žinomas mano maksas, tai balandžio mėnesį padarytas 267,5 vienam kartui, čia varžybose ir kaip ir praeitam video įkeliau, tai 253 pakartojimų. Tai makso nežinau, mes jį sužinosim balandį ir ten ir pamatysim, koks tas mano maksas. Tai čia dar iki to 2 mėnesiai. Taip, ir jei nesudegsi, galbūt ir LT rekordas įmanomas. Nežinau, ar įmanomas, nes kiek mačiau, tai dabartinis rekordo savininkas Erikas, jo, tai rodo nenormalų rezultatą, ta prasme 273 pakartojimam, tai manau, kad jam arčiau gerokai yra pagerinti jo paties, jam pačiam priklausantį jo rekordą, nei man pagerinti dar kol kas, bet čia irgi pamatysim dėl to, kad treniruotės yra viena, varžybų diena, visi kiti dalykai yra kita, tai čia jau gal, nežinau, gal dar be manęs ir be to pačio Eriko dar tikrai bus labai galinga konkurencija, yra daug stiprių traukikų, yra tiesiog bičių, kurie renka nenormalias sumas virš 600 ir aš tiesiog manau, kad labai sunku yra spręsti, ko galima tikėtis tą dieną, dar turint omenyje, kad liko 2 mėnesiai iki varžybų, labai gali daug kas atsitikti paprasčiausiai ir būna, kad tiesiog gyvenimas atsitinka ir neįvyksta tai viskas kaip planuojam, paprasčiausiai, tai
tai nežinau, tai aš iš savo pusės dar ir pridursiu, kad labai noriu palinkėti, kad ir mano visi, kas ir žiūri, ta prasme, ir kas žiūri, tai iš mano tokių kaip konkurentų, jei taip galim pavadinti, ant šitos mūsų mažos lietuvėlės, nors vis tiek čia visi žaidžiam toj pačioj smėliadėžėj ir turėtumėm būti vieni draugiški su kitais, tai va, čia ne konkurentai, bet tiesiog toks, nes vis tiek visi vieni kitus pažįstam. Bet tiesiog toks, vat, noriu palinkėti, kad visi būtumėt sveiki, noriu palinkėti, kad ir toliau puikiai sektųsi treniruotis ir tikiuosi, kad bent jau kas mus stebės, kad parodysim puikių vaizdų tą balandžio 12-13 dienomis ir manau, kad bus tikrai tokia šauni ir faina dvikova, kurios dar Lietuvoje, manau, pagero dar nebuvo, nes, ta prasme, manau, kad tikrai bus labai tokia didelė konkurencija ir bus rezultatai arti vienas kito. Tai va, linkiu jums tik visko ko geriausio ir tikiuosi, kad užkursim labai rimtą vaizdą. Tai va. Jo, dar turiu vieną tokį kaip ir prašymą, čia net nelabai klausimą. Tai Rytis Pakstaitis 9278. Sveikas, nufilmuok video su paaiškinimais su savo programa sporto, kaip dėliojasi viską, priėjimai, serijos, pratimų skaičius, nes su Hebra, kur podcastą nufilmavote akmenyse visi 4, tai daryt visus 3 trikovės pratimus ir legpresą papildomai, ar tokią treniruotę darai kas 2 savaitę. Įdomu, kaip viskas atrodo pas tavį išdėliota, nes šis praeitų tavo video nes iš praeitų tavo video matau, kad sportuoji 3 kartus per savaitę, 1 dieną akcentas pritupimam, 2 spaudimui, 3 minutė traukai, įdomu detalės labai programos. Jo, tai aš net nežinau, ką čia į tokį dalyką atsakyti, šiaip iš tikrųjų iš pradžių perskaitė šitą komentarą, tai galvojau kažkaip nuotaikingai atsakyti, parodyti tam kokį Smolovą arba Šeiko, kad pagal juos treniruojasi, bet dabar galvoju, kad nėra tikslo ir nežinau, čia klausia arba 16 metų vaikas arba virš 30 metų esantis vyras, kuris arba yra labai naivus, arba yra paprasčiausias trolis, tai va, nežinau, ką čia ir galima atsakyti tokį dalyką, nes pirmas dalykas, ta programa yra mano, jinai yra man asmeniškai sudaryta ir kad aš ir papasakočiau, ką aš darau, nebūtinai, kad tau veiks, ir kitas dalykas, tai yra konfidenciali informacija, tai Ryti. Su visa pagarba, prašau, čia kažkur parodysiu, žodžiu, Efficient Strength Instagramo puslapį, prašau, nueik ten, užpildyk treniravimosi formą, su tavim susisieks, turim 2 labai puikius trenerius, tai turim Roką ir Emilį, ir kažkuris vienas tikrai tave pasiims į savo globą ir patikėk manim, sudarys tau ir programą, duos visus nurodymus, kaip sekti tą programą, kaip viską daryti, kad tu pasiektum geriausią rezultatą iš tos programos. Pažadų niekas nedalina, kad čia uždėsi tam 40-50 kg ant sumos, bet jeigu esi, rimtai nusiteikęs pasiekti kažkokį rimtą rezultatą, tai prašau tiesiog parašyk, sakau, kaip ir minėjau prieš tai, į Efficient Strength puslapį ir tikrai gausi visus tau rūpimus atsakymus, nes aš tam dalykui, aš tiesiog negaliu tau to duoti, pats pagalvoju. Tai va, ir tokia gaida ir baigiam klausimų atsakymų sesiją ir viskas, neužilgo lėksiu treniruotis, tai va šiandien su manim, tiksliau šiandien prie manęs prisijungs ir Lukas Marčelis, mūsų komandos narys ir mano puikus draugas, ir lėksim į akmenis ir eisim daryti spaudimo treniruotę šiandien, tai susitiksim ten. Lauk, mataisi, biškį mataisi, žinai, ne. Matausi, gerai. Ne kamera, bet telefonas. Gerai. Tai truputį kitaip, žodžiu, tai Lukį, seniai matėmės, pagaliau susitikom, varysim, kaitam kartu, nes gyvenam vienas prie pat kito, bet neišeina pasportuoti. 10 minučių kelio. What the fuck, tai va, žodžiu, ką tu šiandien veiki, ką tu salį šiandien darai? Nieko ypatingo.
secondary diena benčą, bet mano secondary pažinai, kokias būna fainas. Ypatingos dienos, visos dienos yra ypatingos, o ypač secondary benčo. Jo, tai bus, normaliai bus. Dar tik tai susivedam paskutiniai pasispardymai. Gerai, blemba nais, nes reiškia, labai toli nenugrybau, nesakiau, kad lėksim per to būtų spausto, būtų turėsim spaudimo treniruotę, tai reiškia, jo, viskas pataikė, tai gerai. Nes aš kažkaip galvojau, kad tau šiandien, to prasme, pirminė. Taip, kaip ir sakiau, mano tipo secondary, bet manai labiau challenge, jo, nes loadas ir volumas in the next level. Gerai, nice. Nes ir aš paturėsiu šiandien to, žinai ką, papušinti iš tikrųjų, tai gerai, pavaikysim, papušinsim. Gerai, viskas, lėkiam į akmenis, ten susitiksim. Pavarysim toliau. Easy captain. Čia yra darbo etika. Matot, kaip reikia dirbti. 110% atiduodami. Kiekvienam repsui, kiekvienam setui norit rezultato, atsiduokit kiekvienam pratimui. Reikia tą mušti. Darai normaliai. Kūnas nėra toks fragile, kaip visi galvoja. Oi, tas bus, nebus. Mes labai stiprus. Norit gerų rezultatų, reikia sunkiai treniruotis.
Pikas. Daugiau mėsos kaip valgyti. Nevalgysit mėsos, nieko nebus. Labai Dar veganai viskas. Klausykit.